Laba diena visiems, aš Dovilė Kulakauskienė, esu etnologė ir mano sritis, šalia to, ką jinai paminėjo, yra pasakos. Ir aš labai domiuosi pasakom ir esu skaičius ne vieną pranešimą apie pasakų simboliką, kas yra užkoduota, kiek sluoksnių yra pasakų, nes mes, kaip žinote, pasakas turime daugiasluoksnės, jas turime tokį kaip ir mum vaikam seka, ne, tai dėl to, kad mum pralinksminti, pasižiūrėti, bet kažkokį nuotykį papasakot, bet lygiai taip pat seka dėl to, kad tai yra labai svarbi kultūros dalis, kuri mokina mus, bet kaip elgtis tam tikrose sudėtingose situacijose, kaip atsižvelgti ir ką pasidaryti ir ką pasiimti iš tų pasakų, kad tose sudėtingose situacijose arba savęs pametimo situacijose mes galėtume grąžinti save į tą kelią. Tai va, tai toks labai trumpas galbūt prisistatymas apie tą etninę kultūrą, bet šalia to mūsų stovykloje aš labai norėčiau jūs išmokinti, va čia yra tokia nuostabi juosta, tai yra tradicinė aukštaitiška pintinė juosta, kurią tikiuosi mes stovyklos metu išmoksime visi nusipinti ir gale pačios stovyklos turėsite nuostabią tradicinę juostą, kurią galėsite panaudoti ir prie tautinio kostiumo ir galbūt dar kažkokioj labai smagioj veikloj, kada norėsite identifikuoti save kaip lietuvės. Ir tokiu būdu mes tiesiog turėsime nuostabią laiką ir veiklą, kuri tam tikrą prasme yra ir meditacija. Ir manau, kad tikrai bus labai smagu ir kartu leisti vakarus, kadangi Eglė sakė, kad pasaką mes turėsim, bet šalia pasakos mes turėsime ir stovyklos metu pasisėdėjimus, vakarus, kurių metu aš manau, kad galėsime ir sekti pasakas, ir pasidalinti prisiminimais, taip pat sužaisti tradicinius žaidimus arba susikaupimo kolektyvą, tokį bendrą mūsų jungiančius kažkokius žaidimus. Tai manyčiau, kad irgi lygiai taip pat galėsiu jums nemažai padėti. Tai, o pati aš esu Kauno tautinės kultūros centro metodininkė, mokytoja, rašau straipsnius, domiuosi labai įvairia etninės kultūros veikla. Ir dar ką norėčiau pasakyti, čia, Eglė, kaip ir tokius 3 aspektus, kuriuos mes norėtume jums informuoti, pristatyti. Tai dar 3 yra aspektas, ką reikia daryti, kad nusiramintume, kad sukurtume gerą emociją. Tai mano viena kolegė sakė labai tokį smagų, linksmą pastebėjimą. Sako, kai jau po darbo susikaupia ten daug visokiausių energijų, pykčių, galvų skausmų ir įvairiausių visokiausių dalykų, tai kai važiuoji namo, jeigu tu turi automobilį, tai tu tame automobilyje išsakyk viską, kas tau tenai pikta. Pasakyk, supyk, išrėk, gali garsiai išsakyti ir tada namo grįžti savo atsipalaidavęs, nusiraminęs ir tikrai nenešdamas viso, ką tu tenai per dieną nelabai gero sukaupiai į namus, o tiesiog žengi kaip šviežias, naujas, smagus žmogutis ir tą vakarą praleidi ramiai ir tiesiog atsipalaiduoji. Gali Tai pasižiūrėti. pirmas lapas, man iš karto, Aha, suprantate, yra aha. viršutinė, 4 dešiniai pusėje. Aš galvoju, tas kaimas, tradicinė kultūra, mūsų šaknis, mūsų atsipalaidavimas ir kad nebijotume mes tą pieną tiesiai iš karvės ir kad tiesiog būtume arti savo to šaknų, arti savo to kaimo ir tame jaustumėsi labai gerai. Tai man tas labai šiandien užkliuvo.